Tai ką, sveiki, mėlyjei. Šiandien šį vakarą, tie, kas žiūri dieną, tai diena bus svečiuose Tadas Pikčiūnas. Ir Tadas norėjo padaryti su manim vaizdo įrašą, atsaką į mano vaizdo įrašą skirtą drąsiems. Tie, kurie nematėt, galit pasižiūrėti. O tie, kas nežinot, kas yra Tadas Pikčiūnas, o Tadas Pikčiūnas yra tas žmogus, kuris gaudosi pinigėliuose, ekonomistas. Ir kaime čia žmonės kalba, kad Tado Pikčiūno netgi dėstytojas buvo pats Gitanas Nausėda. Tai va šį vakarą ir pažiūrėsim, ką tas Gitanas Nausėda primokino mūsų Tadą. Ir Tadas turbūt norės pareplikuoti ir mane, ir kirsti atgal, arba kažką papasakoti įdomus mums. Gitanas Nausėda dėstė toj pačioj katedroj, kaip ir aš, bankininkystės katedroj, tai jo, mes galime sakyti, aš buvau studentas, o Gitanas Nausėda dėstytojas, tai taip, bet tai iš dalies gandai panašus į teisybę, tai va. Tai pirmiausias dalykas būtų taip, kad aš iš tikrųjų labai norėčiau pasikalbėti apie jūsų video skirtą drąsiem. Ir susižymėjau keletą tokių aspektų, į kuriuos norėčiau, kad tiek jūs sureaguotumėt, tiek aš tiesiog paskaitysiu, pasakysiu savo nuomonę ir mes tiesiog paimsim ir apibendrinsim kartu. Tai pirmiausias dalykas tai buvo, kad nekilnojamo turto mokestis yra rusofobijos mokestis, nes buvo išrinkti valstybės atstovai rusofobai, kurie degina pinigus kare Ukrainai. Taip. Tai aš iš esmės teisingai supratau turbūt video visą patį kontekstą. Tai aš iš tikrųjų 100% šitoj vietoj jums pritariu. Taip ir yra. Tik ką tokiu atveju daryti? Valstybės tarnautojai, valstybės atstovai jau faktiškai yra išrinkti. Ir šitoj vietoj mitingas kaip po toks mano galva asmeniškai yra reikalingas. Čia mes kalbam apie nekilnojamo turto mitingą, prieš nekilnojamo turto. Taip. Dabar kodėl aš galvoju, kad jis yra reikalingas? Ir turėdamas omeny vieną pagrindinį turbūt aspektą. Mitingas būtų reikalingas, jeigu jisai turi planą B. O tas planas B būtų toks, kad jeigu politikai jį interpretuos kaip demokratijos šventę, o mitingas nėra šventė, tai yra protestas prieš vykdomą politiką. Mitingas nuo žodžio mit, susitikti. Taip, bet šitoj vietoj... Susitikimas labiau, sakykim. Taip, bet šitoj vietoj jokia tai nėra demokratijos šventė, tai yra kritika valstybės tarnautojams. Aš manau, kad mes su to galim sutikti. Na, iš tikro, jeigu žiūrėti palei žodžius, jų reikšmę, tai nėra mitingas, tai nėra protesto akcija, bet visi ten vykstantis, aš manau, kad viduj giliai širdį supranta, kad vyksta į protesto akciją. Taip. Ir aš pritarčiau mitingui tokiu atveju, kaip jau minėjau, jeigu būtų planas B. O tas planas B yra ne vien tik tai pats mitingas, bet ir veiksmai po mitingo. Tai yra, jeigu mes ten susirenkam ir vien tik tai pašūkaliojam ir padarom tik tai demokratijos šventę, tokiu atveju tai užsibaigs be jokių faktinių rezultatų. Todėl aš manyčiau, kad reikėtų plano B. Kas bus, jeigu valstybės tarnautojai arba tautos išrinkti atstovai neatsižvelgs į mitingo reikalavimus? Tokiu atveju reikalingas būtų streikas, mokesčių abstencija, arba kitu atveju bankininko košmaras, ką faktiškai aš labai dažnai siūlau. Tai apžvelkim kiekvieną iš šitų, tarkim, priemonių. Na, tarkim, jeigu prasidėtų streikas, ar ne, streikų jau buvo Lietuvoje. Buvo blokuojami keliai ir tokiu atveju blokavo kelius ūkininkai dėl mažų produkcijos supirkimo kainų. Tai šitoj vietoje aš manau, kad tai yra vėlgi dviejų žmonių, ta prasme, supriešinimas. Ūkininkai šiuo atveju susidūrė su tais, kurie transportuoja krovinius ir negali pravežti savo produkcijos. Tai faktiškai, vėlgi, žmonės tarpusavyje pykstasi, o valstybės tarnautojai daro tai, ką nori. Tai nėra labai efektyvi priemonė. Aš bent jau manau, kad bent jau kelių blokavimas nėra efektyvi priemonė.
Kitas dalykas - mokesčių abstencija arba tiesiog nemokėti mokesčių. Na, irgi manau, kad šitoje vietoje nepasiteisintų. Kodėl? Dėl to, kad nėra vienybės. Tai jeigu atsiras keletas žmonių, kurie paprasčiausiai nemokės mokesčių, tai automatiškai atsiras krūva tokių, kurie sakys, vat jūs eikit, jūs darykit, o mes pasižiūrėsim, kaip gausis, o namie parėję padarys pavedimų. Tai mano šitoj vietoj aš ne kartą esu pasisakęs apie bankininko košmarą. Kas yra bankininko košmaras iš esmės? Bankininko košmaras tai kiekvienam makroekonominiam vadovėlyje yra parašyta tokia sąvoka, kuomet indėlininkai susirenka prie banko ir paprašo, kad bankas grąžintų jiems valiutą, šiuo atveju eurus, tarkim, ar ne? Ir tam nereikia labai daug žmonių. Užtenka, ten į mitingą susirenka 3, 5, 10 tūkstančių, tiek sočiai užtenka. Jeigu iš vieno komercinio banko bus nusimti pinigai ir jie perkelti į kitą komercinį banką, ar ne? Joks bankas neatsilaikys. Neatsilaikė tokie bankai kaip Šveicarijai Credit Suisse, ar ne? Jie irgi bankrutavo, jos paskui nupirko amerikiečių UBS bankas. Ir susilaukiu tokio klausimo iš esmės. O kuo čia dėti bankai? Tai atsakymas būtų labai paprastas. Pirmas dalykas yra tai, kad komerciniai bankai yra atsakingi dėl infliacijos augimo tempų šalyje, taip, dėl pinigų multiplikatoriaus. Paprasta kalba kalbant, jūs paimat už 100 eurų nusipirkat maisto prekių, tarkim. Taip automatiškai tie 100 eurų virsta parduotuvės pajamom. Ir tas 100 eurų vėlgi keliauja į kitą komercinį banką. Tas komercinis bankas tos pinigus, tą 100 eurų paima ir skolina. Žmogus pasiema 100 eurų skolintų pinigų, vėl nusiperka kažkokias tai prekes, ko pasiekoje faktiškai gaunasi infliacija šalyje didelė. Tai bankai šitoje vietoje turėtų prisimti tam tikrą atsakomybę už kuriamą infliaciją. O kaip mes žinom, nekilnojamo turto mokestis šiuo atveju, kurį registrų centras perskaičios kas 2 metus, kainas perskaičios nekilnojamo turto kas 2 metus, nuo kurio mes mokėsim tarifus, ar ne? Mes mokėsim pastoviai vis didėjančias pinigų sumas. O pajamos, pavyzdžiui, pensininkų arba mažiausias pajamas gaunančių piliečių, jos paprasčiausiai ims ir neaugs tokiais tempais, kaip auga infliacija, ar ne? Ir gausis taip, kad tie žmonės tiesiog paklius į skurdo spąstus. Va čia vat ir yra visa problema. Taip, kad bankai nėra nekalti šitoje vietoje. Jo labiau, kad komerciniai bankai padeda administruoti valstybei mokesčius, ar ne? Ir už kiekvieną mokėjimą, pavyzdžiui, valstybiniai mokesčių inspekcija, ar ne, mes sumokam komisinius mokesčius, kur vėlgi bankai tarpininkauja. Na ir galiausiai būkim biedni, bet teisingi. Komerciniai bankai apsisaugos nuo šito nekilnojamo turto mokesčius. Kodėl jūs, būdamas ekonomistu, norit būti biednas? Ta prasme. Jūs sakėt, būkim biedni, bet teisingi. O tai gal būkim pasiturintis ir teisingi? Jūs automatiškai užprogramuojat, kad mes būtume biedni. Ir pats to norit. Tai neišvengiama. Gerai, Tadai, bet aš nesuprantu vis dėlto. Žiūrėkit, esmė yra tai. Politikai ištraškė pinigus Ukrainai, sudegino pinigus. Reikia NATO, 5 milijardų reikia NATO. Nausėda pažadėjo, kad ras pinigų, bet nežino iš kur. Prie ko čia bankai? Aš taip liaudiškai paprastai kaimiškai užduodu klausimą. Prie ko čia bankai? Taigi čia mūsų pinigus stratina, tai politikai. Tai yra esminis dalykas, kad jeigu mes vien tik tai protestuosim, nieko faktiškai nepasieksim. Reikalingi normalūs atsakomieji veiksmai. Jūs mums mokestį, mes jūsų banką. Dantis už dantį, akis už akį. Čia toks kaip atsakomas žingsnis valstybei, kad mes galėtume padaryti tai ir jūs nuo to nukentėsit. Čia realiai tu įvertini, ką gali žmogus padaryti, žmonės, ne? Susirinkę žmonės. Būtent. Toliau kitas dalykas, grįžtam prie tų 5 milijardų, arba kitaip sakant, ne visiškai prie 5 milijardų, o prie 5 procentų, 5 arba 6 procentai buvo žadėti. Tas yra apie 4 kažkur tai milijardus. Tai jeigu jau kalbam, taip, pradžiai. Jeigu jau kalbam apie nesąmonės, tarkim, kadangi Lietuvos užsienio politika faktiškai yra nesąmonė, taip? Ir jūs kalbat, kad nėra pinigų, tai aš drįsčiau paprieštarauti. Pinigų yra. Užteks.
Tik tai va mano tokie yra pasiūlymai. Tarkim, Lietuvos bankas valdo 16 milijardų eurų turtą, taip? Iš tų 16 milijardų 2,8 milijardai, pavyzdžiui, yra investuoti ir į Junktinės Amerikos valstijas. Nu, kitaip sakant, jie yra denominuoti Junktinių Amerikos valstijų doleriais. Arba geriausiai būtų pasakyti, jie yra suinvestuoti greičiausiai į Junktinių Amerikos valstijų skolos obligacijas. Ką Na tai taip, kaip reiškia? ir mūsų auksas, ne? Ne, prie aukso prieisim vėliau. Tai yra kur kas mažesnė suma. Tai gaunasi taip, kad mes už tuos 2,8 milijardo mes juos skolinam Junktinėms Amerikos valstijoms, gaunam procentą arba 2, kai tuo tarpu mūsų žmonės už nekilnojamo turto paskolas moka 5 ar 6 procentus palūkanų, ar ne? Tai gaunasi, kad mes iš dalies finansuojam Junktinių Amerikos valstijų tos pačius pensininkus, tą pačią ginkluotę ir taip toliau. Kitaip sakant, jų valstybės išlaidas. Tai aš manau, kad šitoj vietoj amerikiečiai tikrai nesupyks, jeigu mes parduosim tuos vertybinius popierius, jo labiau, kad šią savaitę taip elgėsi visos Junktinių Amerikos valstijų stambios finansinės korporacijos, kartu Japonija ir Kinija, taip, kuri ką tik taip numetė 50 milijardų JAV dolerių skolos obligacijų į rinką. Mes pasielkime lygiai taip pat ir sudeginkim tuos pinigus Ukrainai. Kodėl sudeginkim, o kodėl neduokim keliam paremontuoti? Kodėl sudeginkim? Dėl to, kad, kaip jau minėjau, jeigu mes elgiamės nesąmoningai, tai elkimės iki galo nesąmoningai. Jeigu jau mūsų valstybės yra politika, tarkim, finansuoti karą Ukrainoje, tai ir finansuokim, ir rimtai finansuokim. Nes būkim teisingi, ką mums apmokestinti privatų sektorių, būtent atiminėti iš žmonių butus, kam apkrauti mokesčiais, jeigu valstybė dar turi turto. Labai gerai, kad paminėjot auksą. Lietuva turi 5,8 tonos aukso, kurios laiko Anglijos centriniam banke. Dabar pažiūrėkit į tendenciją. Aš tiesiog jums pasakysiu, kaip elgėsi kitos pasaulio šalis su Anglijos banku arba Amerikos banku. Vokietija 2000 metai nusiėmė iš Junktinių Amerikos valstijų ir iš Anglų centrinio banko 940 tonų aukso. Nyderlandai 2014 metai iš Niujorko atsiėmė 122,5 tonų aukso ir atsivežė į savo šalį. Lenkija iš Anglijos centrinio banko pasiėmė 100 tonų aukso 2019 metais. Austrija pasiėmė iš Anglijos banko 2015 metais 140 tonų aukso. 2018 metais Vengrija susigrąžino iš Anglijos auksą apie 3 tonas ir dabar turi 31,5 tonos. Indija 2024 metais susigrąžino iš Anglijos centrinio banko auksą 202 tonas. O Lietuva su savo 5,8 tonos aukso tiesiog ima ir laukia. Kad pasaulis keisis, jau buvo žinoma kažkur tai 2012 metais. Iš ko aš, pavyzdžiui, padariau išlaidą, dar nežinodamas netgi visos politinės situacijos, bet mačiau, kad pasaulis keičiasi. Iš to, kad yra monetų kalyklos, ypatingai yra Šveicarija, ar ne? Ir jos pradėjo perkalibruoti aukso luitus. Ką reiškia? Tai, įsivaizduokim taip, visas vakarų pasaulis prekiauja auksu ir prekiauja uncijom. Tai jiems yra įprasta, kad aukso, pavyzdžiui, viena moneta sveria 1 trojos unciją ir birža irgi prekiauja, viskas yra trojos uncijom, 31,1 gramų. Ir dabar įsivaizduokim didelius luitus aukso, kurie sveria 12,5 kg ar 12,44. Šveicarija gavo užsakymus perleidyti stambiuosius aukso luitus iš 12,44, kas yra lygų 100 uncijų, į 12,5 kg. Tai yra akivaizdus Kinijos elgesys, ta prasme, nes Kinija nepripažįsta tų uncijų, tarkim. Jeigu jie gamina monetą, jie negamina 31,1 gramo, jie gamina 30 gramų monetas. Jeigu jie gamina aukso luitus, tai jie gamina ne 12,44 gramo, o 12,5 kg. Taip, kilogramų, atsiprašau, čia viskas kilogramais.
Tai Tai viskas jau akivaizdu rodo, kad matosi, kad pereinam pas naujus šeimininkus į naują standartizaciją. Perėjimas pas naujus šeimininkus yra neišvengiamas. Dabar šiuo metu pasaulis dalinasi įtakos sferom, taip? Kinija dalinasi savo įtakos sferom ir dabar klausimas, kam mes atiteksim, kuriai įtakos zonai. Nes manau, kad Europa dalinsis Kinija arba Rusija faktiškai. Jungtinės Amerikos valstijos trokšta Grenlandijos ir trokšta Kanados. Bet ir šitoj vietoj Kinija kiša koją, nes nesenai buvo sudarytas milžiniškas naftos prekybos sandoris su Kanada, o Grenlandija šiom dienom pareiškė, kad jų pagrindinis partneris yra Kinija ir jie jokių būdų nesutiks atiduoti savo nepriklausomybės ir jeigu ką, kreipsis pagalbos į Kiniją. Bet vis tiek, Tadai, Tai supranti, kad tai vyks Lietuvoj- darybos prie stalo ir vis tiek kažkas kažkur kažkada kažką pasidalins. Esmė yra Tai- ta, kad Lietuva bus ant šito stalo. Būtent. Ir dabar jūs sakot, reikia būti drąsiam, palaikyti opoziciją ir taip toliau. Aš tai manau, kad faktiškai tai yra pavyzdys. Nusikelkim į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę ir Žemaitijos atidavimą, kuomet Vytautas atidavė Žemaitiją kryžiuočiam, ar ne? Taip. Tai dabar jūs man pridėkit ranką prie širdies ir pasakykit, ar Vytautas atidavęs Žemaitiją kryžiuočių ordinui, ar jis nerėmė žemaičių pasipriešinimą? Ne. Rėmė. Suprantat, nėra tokių dalykų, kad nebūtų įmanoma, būtų įmanomas pasipriešinimas be finansinių išteklių. Mhm. Ir lygiai tas pats, tarkim, jeigu jūs norit būti opozicionierium, tarkim, taip, tai neišvengiamai jums reikalinga yra parama. Kodėl? Dėl to, kad priešingų atveju jūs tiesiog baigsit kaip Algirdas Paleckis, taip? Jeigu Lietuvoje būtų normali teisinė sistema, ar ne, tai Algirdas Paleckis būtų nubaustas už tai, ką jisai kalbėjo, tarkim, administracinė bauda, blogiausiu atveju viešaisiais darbais, arba jisai būtų teisme įrodęs, kad jisai yra teisus, ar ne, jisai būtų padėjęs ant stalo įrodymus, kad savi ten šaudė į savus, būtų padėjęs įrodymus ir tuomet būtų užvesta byla, būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nusikaltimų, nes žmogžudystėje netaikomas yra senaties terminas. Bet šiuo atveju buvo pasielgta bausmė Algirdui Paleckiui, sutikim, ar taip yra per didelė, tai yra įkalinimas. Ir yra neproporcinga ir tai vadinasi nėra teisinė valstybė. Taigi grįžtant prie to, matot, kaip yra susidorojama su kitaip manančiais arba opozicionieriais. Teismai, grasinimai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai faktiškai šitoj vietoj be finansavimo faktiškai kažkokio tai nebus jokio ir pasipriešinimo. Jis faktiškai yra neįmanomas. Reikalingas tam tikras Pasipriešinimas finansavimas. neįmanomas. Aš vis dėlto kalbu apie informacinį lauką. Aš kalbu apie opoziciją, opozicinės televizijos, kad daugeliu opozicinių televizijų save skaitančios opoziciniam televizijom transliuoja tą pačią žinią, kaip ir didžiosios tos, vadinkim, sorošinės sisteminės žiniasklaidos. Ta pati rusofobija. Rusai puola ir eina grinai tas pats naratyvas, tik jie labiau pagvildena vietinės problemas, tas pavogė tą, tas padarė tą, tas aną ir žmonėm tai patinka. Žiūrėkim, Tapinas, kaip puikiai prigaudė čekiukų visą šitą istoriją ir parodė, koks žmogus yra geras, o kokie blogi, tarkim, tarybų nariai, kuris ten pavogė 300 eurų ar kažkokį tai telefoną nusipirko. Kur, tai yra visiškai nereikšmingi iš tikrųjų dalykai Lietuvoje, bet tai nuskambėjo per visą Lietuvą ir kalbama iki šiol, ne? Tai kaip ir aš žiūriu tas visas opozicinės televizijas, realiai yra varoma ta pati rusofobija, tai yra pritarimas pinigų tratinimui, ginkluotės pirkimui, pinigų tratinimui į Ukrainą, todėl mes ir turim šitą situaciją. Jeigu opozicinė televizija, tarkim, imkim Arlauską, imkim Janutinę, imkim Giedrę Gorienę, kur jau, tikrai žmonės įsivaizduoja, kad tai yra opozicinės televizijos, atmeskim Tapiną. Žinoma, kad tai ne opozicinė. Ar ten Malinauską, ne? Tai galėtų šitoj vietoje Respublika, vadinkim, spauda, portalas,
na, yra pavienių, ten info ekspertai. Jeigu, tarkim, visa šita opozicinė televizija, žiniasklaida laikytų vieno kurso ir tiesiog sakytų, nustokit mus kvailinti, ir tai, aš manau, kad būtų visai nemaža dalis jau pasiekta žiūrovų, klausytojų ir skaitytojų, ir tai jau būtų atsakas. Bet ką mes šiandien turim? Mes šiandien turim, kad realiai, nenoriu čia aš pasigirti, aš kalbu, Vygantas Kelertas kalba, dar Danielius kalba, dar kažkas pavieniai kalba. Bet realiai visas informacinis laukas yra užgoštas, būtent tos pačios, to pačio naratyvo, visas tas pats, rusai puola, kieno Krymas ir taip toliau. Na, eina ta pati nesąmonė. Aš apie tai kalbėjau, kad pas mus yra labai liūdna situacija. Ir dabar, tarkim, jeigu būtų finansavimas, tarkim, aš gaučiau dabar 500 000, ne? Tarkim, gaučiau 500 000 sklaidai. Vat atneša man padeda ant stalo, sako, imk Vaidai 500 000, pirkis kameras ir ką? Ir ką aš su to 500 000 nusipirksiu naujas kameras? Ką? Aš vis tiek į eterį neišeisiu. Didesnio žiūrovo rato nepasieksiu, nes yra tam tikros institucijos. LRTK, Lietuvos radijo televizijos komisija, kurioje pastatytas Rimantas Bagdzevičius, bet jau nežinau, ar jis bėra ar nebėra, bet ant dienų ten bus perrenkama visa ta komisija, ne? Ir tarkim, ir viskas, jeigu jie pamatys, kad tik mes pradedam transliuoti, tarkim, gerai, mes galim pasiruošti didesnius kanalus, mes galim pasiruošti daugiau portalų, visą kitą, bus tiesiog uždėta baudomis ir išjungti. Ir viskas. Kontrolė. Pas ką kontrolė, tas ir laimė. Kas turi žiniasklaidą rankose, tas ir laimė. Būtent. Ir dabar žiūrėkit, aš tiesiog nepabaigiau kalbėti. Žinot, koks yra valstybės bendras tikslas ir iš ko jis išplaukia? Kuomet teisėja sauga, ar ne, teisėja kūra, žurnalistika ir jėgos struktūros dirba bendra linkme. Tuomet valstybė turi kažkokį tai bendrą tikslą, ar ne? Ir kolonijos administravimas nėra toks paprastas. Tai vat jūs ir suvardinot dalį problemų, su kuriomis iš karto susidurtumėt. Tam reikalingas automatiškai pakankamai didelis kapitalas. Ir naujieji Lietuvos teritorijos administratoriai, arba kitaip sakant, naujas šeimininkas, kuris prisiims valdyti šitą teritoriją, automatiškai spręs visus šitos klausimus. Be jokio kažkokio tai lyderio ar dar kažko tai. Tai vat esminis dalykas yra tas, kad, kaip jūs sakot, vien tik tai remti, ta prasme, jūs arba ten opozicinė žiniasklaida, tai yra tik tai dalis išlaidų. Taip. Ir tuomet šeimininkas paprasčiausiai spręs, apsimoka jam šitą koloniją, ar jinai yra finansiškai jam nuostolinga. Jeigu šita kolonija yra jam finansiškai nuostolinga, jisai automatiškai jos atsisakys. Ir tada galbūt Lietuva bus realiai faktiškai nuo nieko nepriklausoma. Aš to faktiškai labai norėčiau. Bet patirtis rodo, kad taip dažniausiai nebūna. Gerai, toliau kitas jūsų pastebėjimas apie valstybės išlaidas. Man, pavyzdžiui, man atrodo faktiškai labai neteisingas toks pasakymas, kad realiai būtent žmonės, jūs ten nelabai gražiai apie juos pavadinot, bet reiškia, būtent žmonės paprasti Lietuvos piliečiai turėtų, reiškia, paimti ir susimokėti tą nekilnojamo turto mokestį, kadangi patys kalti, kadangi patys įsirinko tokią valdžią. Aš šitoj vietoj sutinku su tuo, kad patys išsirinko, bet norėčiau priminti tai, kad būtent daugiausiai balsų ir daugiausiai už Nausėdą arba už dabartinius, tarkim, politikus balsavo greičiausiai Vilnius, aš taip suprantu. Tai o Vilnius yra valstybės tarnautojų faktiškai sostinė. Čia reiškia, Vilnių reikia atiduoti Lenkam ir viskas, ir bus baigta problema. Ne, mano galva yra taip. Jeigu jau dirbi valstybės tarnyboje, esi valstybės pareigūnas, ar ne, tuomet tu de facto ir de jure pripažįsti ir valstybės užsienio politiką. Taip, tu vadinasi, kad tu palaikai valstybę, taip. Tai jeigu žmogus, pavyzdžiui, iš buto kokio nors nepritarė valstybės politikai, tai kuo jisai kaltesnis už tą, kuris yra valstybės tarnautojas, tai gal pirmiausia reikėtų pradėti būtent nuo valstybės tarnautojų, būtent apmokestinti valstybės tarnautojus. Bet žiūrėkit, bet tai politikai prieš rinkimus taigi nemelavo. Jie ir sakė, kad rems iki galo Ukrainą,
kad skirs didžiulius pinigus gynybai. Prieš rinkimus jie tai deklaravo. Tai Mušėsi į aš krūtinę. sutinku. Tai Jie, kai aš juos šitoj. išrinko, jie tai Taip. ir daro. Mūsų politikai yra nuostabus, jie daro tai, Mhm. ką pažadėjo. Tai Taip. yra labai geras dalykas, retas atvejis, kada politikas vykdo pažadus. Ir šiandien žmonės nepatenkinti už tuos politikus, kurie prieš rinkimus ką deklaravo, tą ir daro. Kame čia problema? Bet jeigu tu esi valstybės tarnautojas Taip. ir tu ne tik, kad nesi paprastas žmogus, tu palaikai ir tokią valstybės politiką, vadinasi, tai tuomet turėtum susiveržti ir diržus pats pirmas, parodyti tautai pavyzdį. Taip? Reikėtų pirmiausia nuo to žmogaus ir pradėti taupyti. Tai čia Niekas pirmas. nekalbėjo apie jokius diržų veržimus. Remsim Ukrainą iki galo, ieškosim 5 milijardų. Apie kokius diržų Tai veržimus? žiūrėkit, aš dar siūlau, dar vieną siūlau priemonę, kaip galima būtų dar sutaupyti pinigų ir atiduoti juos Ukrainai. Tai įsivaizduokim taip, kad Lietuvos biudžeto išlaidos plus valstybės pirkimai, visi, tarkim, valstybės asignavimai sudaro apie 30-40% šalies BVP. Ten priklauso nuo to, kaip juda šalies BVP. Lietuvos BVP yra apie 77-78 milijardus eurų. Tai dabar žiūrėkim, jeigu paimam 30-40%, tai yra faktiškai žvėriškai daug. Valstybė perskirsto, nemažą trečdalį, skaitykit Lietuvos bendrojo vidaus produkto, kas yra, tikrai labai labai daug. Pasaulis šitoj vietoj perskirsto pasaulį, paimkim bet kurią vidutinę valstybę, sudėkim visas valstybės išlaidas, gaunasi taip, kad vidurkis yra 20% nuo bendro vidaus produkto. Tai leiskit paklausti, vadinasi, Lietuva nelabai efektyviai dirba, yra kur taupyti, taip? Ir prieš pastatomi yra pirmiausia mokytojai šitoj vietoj, ugniagesiai, policininkai, bibliotekininkės. Ne, aš nuo šito, tai, tarkim, nenorėčiau pradėti. Jeigu Lietuvoje valstybės tarnautojų atlyginimai yra per metus po 4-5 milijardus eurų, taip, tai mes drąsiai galim paimti, nurėžti 10%, taip, tai bus 400-500 milijonų eurų per metus sutaupytų pinigų, taip. Jeigu nurėžtume apskritai valstybės visas išlaidas, tai gautume kiek, arti 7-8 milijardų eurų. Vat jums pinigų tiek, kiek ir reikia. Ir pradėti reikėti diversifikuojant mokestinį tarifą, diversifikuojant. Tai reiškia, kad nuo bibliotininkių nuimam, nuo daktarų nuimam po 5%, o tarkim, nuo tų, kurie dirba ambasadose ir gauna milijoną per mėnesį, tai užteks ir 500 milijono, manau, 50% tarifas būtų kaip tik. Jūs norit, kad politikai patys susimažintų, valdininkai ir politikai susimažintų savo atlyginimus. Jūs, man atrodo, keistokai. Žinoma, kad noriu. Įsivaizduokim taip, Lietuvoje yra, aš paklausiau ChatGPT, kiek Lietuvoje yra tikrinančių institucijų, kurios gali patikrinti privatų verslą. Nuspėkit, kiek jums atrodo? 12 liktai, kiek aš žinau. 150. 150. Taip. Tai dabar žiūrėkit, jeigu jūs esat... supratau, savivaldybių lygmenį, taip. Tai jeigu jūs esat ne Maxima, tarkim, ar ne, ir jūs neturit specialaus padalinio, kuris, arba ne tabako įmonė, kuri turi irgi specialiai įmonės darbuotojus samdo taip, kad jie galėtų susitarti su valstybės tarnautojais. Tai jūs esat mažos įmonės savininkas. Ir įsivaizduokit taip, kas 3 dieną pas jūs ateina po valdininką tikrinimą. Tai ar jūs nemanot, kad jų yra šiek tiek per daug? Dabar žiūrėkit, jūs turit mažą, pavyzdžiui, autoservisą. Jums diena reikalinga tam, kad pasiruošt, kad ateitų valdininkas, pasižiūrėti, ar jūs viską tikrai gerai darot. Kitą dieną ateina valdininkas, patikrina. 3 dieną jūs tvarkotės pažeidimus greičiausiai, nes tarp 150 institucijų tikrai ras prie ko prisikabinti. Jo labiau, kad yra tokių nesąmonių, kaip pavyzdžiui, dabar pradedama tikrinti ir tai, kad ar jūsų įmoniai, pavyzdžiui, nėra mobingo. Ar jūsų darbuotojai turi kur pasiskųsti,
Jeigu prieš jūs, pavyzdžiui, ten kitas darbuotojas, pavyzdžiui, nusišypsojo, pasityčiojo ar dar ką nors, jeigu mes užsiminėjom tokiom nesąmonėm, vadinasi, pinigų tikrai yra. Bet tai suprantat, tada yra tame ir didžiausia problema, kaip sakot, varnas varno akės nekirta. Tai čia mes galim pasvajoti, mes galim pakalbėti, mes galime rasti tų skaičiukų, mes galime pasižiūrėti ir ne tik kiek krašto gynyba išleidžiama pinigų, taip mes galim pažiūrėti į valdininkų skaičius, jiem išmokamas premijas, 13 atlyginimus, tos vadinamus, visą kitą, mes sukrapštytume, tikrai vieną kitą tą milijardą sukrapštytume. Bet Ne, kas iš... mums užteks atiduoti Ukrainai ir 10 ir 15 milijardų. Tada Reikia iškeliam, noro. aš suprantu, tada čia pas jūs yra sarkazmas turbūt atiduoti. O kodėl mes turim atiduoti, pagrindinis klausimas? Dėl to, kad valstybė laikosi tokios politikos. Ir jeigu jau valstybė laikosi tokios politikos ir daro nesąmonės, tai aš visiškai ją palaikau ir manau, Tai gal kad reikia daryti įvardinkim ne nesąmones iki valstybė, galo. o valdininkai? Šitoj vietoj kaip valstybė, galima sakyti. Manau, kad valstybė būtent ir pasirinko klaidingą kursą. Taip? Bet ar mes Nuo nesam pat- valstybės sudedamoji dalis? Tame tarpe aš ir tamsta. Dar kartą pasikartosiu, ką mes galim pakeisti, jeigu mes... Bet tada esam neįvardinkim, kad valstybė tai veda, nes aš pavyzdžiui nesutinku. Tai gal reikėtų ir įvardinti konkrečiau, kas tai daro ir kas yra kaltas, konkrečiai asmenys ir pavardės. Už kiekvieno veiksmo stovi vardas ir pavardė. Ir negalima nurašyti bendrai ant visų, tame tarpe ir ant jūsų, ant mano žmonos, ant mano kaimynų, kurie taip pat yra prieš tokius dalykus. Jeigu mes įvardėm kaip valstybė, vadinasi visi sutinka. Žiūrėkit, esmė yra ta, kad valstybė, dar kartą pakartosiu, valstybę užkariauti yra be galo sudėtinga. Žymiai paprasčiau yra nupirkti politikus. Šitą taktiką naudojasi tiek kiniečiai dabar, tarkim taip, kaip jie užkariavo, tarkim, visą Aziją, kaip jie užkariavo visą Afriką, taip, kaip jie užkariavo visą Pietų Ameriką. Bet tai čia klasikinis būdas, 100 metų jau taikomas. Kariauti, ne 100 milijonų metų taikomas. Ne, milijonų, 100 metų, ne 100 milijonų, 100 metų. Gerai. Kada atsirado taip. pinigai realiai? Tada, kada atsirado pinigai? Prasidėjo viskas turbūt nuo Niksono 1970 kažkelintais Oi, metais. ne. Tai Žemaitija irgi pardavė liktai, kiek žinom. Žemaitija, jo, gali būti pardavė, bet ir rėmė kartu. Jo. Gali būti, o jūs šitoje vietoje taip. Vadinasi, vis tik tai jos. Vis tik tai, bet sutikit su tuo, kad būtent amerikiečiai ištobulino tokį valdymą, kuomet yra nuperkami politikai, taip? Taip, pasistatomi. Tai būtent jeigu nepavyksta nupirkti, taip būna sukeliamos, tarkim, kaip buvo į šitam Euromaidanas? Prasidėjo viskas žymiai seniau, artimuosiuose rytuose. Iranas, man atrodo, buvo 70 kažkelintais metais, kur buvo įvykdyta revoliucija. Ir esmė buvo, aišku, dėl naftos. Ten anglų bendrovė buvo, dabar nepasakysiu pavadinimo, bet esmė buvo ta, kad vadovas nusprendė nacionalizuoti kompaniją, kuri išgauna naftą, ir Britam tas labai nepatiko. Nu ir baigėsi tuo, kad teko nuversti diktatorių, taip sakant. Ir amerikiečiai pasižiūrėjo, kad neapsimoka šalies naikinti ir, ta prasme, sunaikinti jos. Galima tiesiog padaryti koloniją nuperkant arba sukeliant maištą ir pastatant savo paslaugų žmogų. Ir tai amerikiečiai tai ištobulino labai labai gerai. Ir kuo faktiškai amerikiečių modeliu būtent pasinaudojo Kinija. Kinija dirba lygiai tokiais pačiais principais, nukopijuoja tą patį sėkmingą elgesį ir prisitaiko savo. Jie elgesi lygiai taip pat šitoje vietoje. Tai ką mums tada lieka laukti, kol didieji šeimininkai pasidalins ir paskelbs į viešumą, kaip vyko dalybos? Būtent taip. Mes galim kalbėti, mes galim kartu kalbėtis, mes galim daryti laidas, bet faktiškai mes nelabai ką galim pakeisti šitą vietą. Taigi,
pasikartojam dar kartą. Mums lieka laukti. Mes nelabai ką galim padaryti, galim diskutuoti, daryti mitingų, susirinkti, pabūti, pamatyti viens kitą, pasiglebeščiuoti, padrasinti viens kitą, bet iš esmės visas likimas yra didžiųjų žaidėjų rankose. Būtent, bet šitoj vietoj, tarkim, jeigu valstybės tarnautojai pamatys, kad susirinko pakankamai didelis žmonių skaičius. Apie kokį skaičių kaip tau atrodo pakankamai, tai kiek turėtų būti? Manau, kad 10 000 sočiai užtenka. Na gerai. Tarkim, 10 000 atėjo. Kas toliau? Ir planas B. Planas B. Tai yra, kad kas bus po mitingo ir kas bus, jeigu valstybės išrinkti atstovai pasakys, kad tai buvo didžiulė demokratijos šventė. Viskas tvarkoj. Tadai, viskas tvarkoj. Valdininkai pamatys, žiniasklaida pademonstruos tikrai, čia jau, kad ignoruoti šitokį renginį jiems tikrai nepavyks, kad neparodytų, nebent susirinktų tik keli šimtai ir, aišku, jie ištransliuotų, susirinko keli marginalai, ir viskas tuo baigta. Tarkim, susirinko 10 000, žiniasklaida tinkamai painformuotų per vakaro žinias, parodytų, susirinko, pasakytų apytikslius skaičius, susirinko apie 10 000 žmonių, susirinkę kitą savaitę darbo politikai savo kabinetuose, grupėse, frakcijose sakytų, vis dėlto čia negerai, 10 000 susirinko, gal tada su to nekilnojamo turto paliekam šiam kartui, kaip sakant, užkonservuojam ir paliekam geresniam laikam. Ir einam prie kitų dalykų. O kitasgi naujas dalykas, šiandien finansų ministerija pasakė, kad galėtų būti draudimo mokestis. Ir kaip mes elgsimės toliau? Pasakykit koks, nes lietuviškas tarkim, jūs draudžiate automobilį privalomo draudimo mokesčio nemetam ir plus draudimo mokestis 10 eurų nuo sutarties sudarimo eina į valstybės biudžetą. Jūs draudžiat namą, jūs ten dar kažką perkat, pilna visokių draudimų yra, pasėlius apdraust galima, visa kita, nuo rizikų visa kita. Ir nuo kiekvieno draudimo mokestis, taip ir pavadintas, draudimo kažkokiu ten mokestis, kuris eina į biudžetą, Ir ką tada? Vėl naują mitingą darom? Ne, esminis dalykas yra atskirti nekilnojamą turtą, kur kiekvienam lietuviui yra šventa, tarkim, nuo tokių, tarkim, draudimo mokesčių. Tokiu atveju kentės ir draudimo kompanijos, ar ne? Jeigu jų kaina draudimo, tarkim, kils, automatiškai žmonių, Visi privalės mokėti, visos kompanijos vienodai mokės. Yra privalomas tik tai privalomosios atsakomybės draudimas, tai automobilio draudimas. Taip. Bet jeigu jūs kalbate apie namus arba pasėlius arba visą kitą, tai, kiek žinau, juo nesinaudoja faktiškai visiškai. Tie, kurie naudojasi, vis tiek gaus mokėti 10 eurų. Tie, kurie draudžia automobilius 10 eurų, kur be nueitų pigiau nebus ir nebus ne vienos kompanijos, kuri netaikys šito mokesčio. Suprantat, yra skirtumas. Čia jau yra šioks toks nedidelis skirtumas. Kodėl? Įsivaizduokim taip, labai geras yra pavyzdys su Jungtinėm Amerikos valstijom ir kodėl jie dabar atsisako to nekilnojamo turto mokesčio. Gaunasi taip, kad nekilnojamas turtas Amerikoje dabar, tarkim, viena moteriškė pasiskundė, kad jinai valdo 38 kažkur tai hektarus žemės. Per tą žemę buvo nutiestas geležinkelis ir automatiškai sklypo vertė padidėjo. Ir vietoj to, kad jinai gautų po 750 nekilnojamo turto mokesčio dolerių per metus, jinai gavo virš 10 000. Ir tai dar ne visa yra problema. Kaip jau minėjau, esmė yra infliacija, taip? Kiekvieną kartą jūs pastoviai, registrų centras jums atnaujins jūsų nekilnojamo turto vertę. Kas 2 metus ją didins faktiškai. Ir mokestiniai tarifai automatiškai didės. Taip. Ir tokiu atveju žmonės, tie, kurie, pavyzdžiui, yra pensininkai, taip, šitoje vietoje jie turės lygias pajamas, taip, jų pajamos nedidės automatiškai su infliacija, o mokesčiai didės. Tai gausim tokią laužtinę kreivę, taip, tų, kurių nekilnojamas turtas yra faktiškai nieko vertas, sumokės didžiausius tarifus,
tų, kurių turtas yra vertinamas maždaug vidutiniškai, jie daugmaž plius minus atitiks rinkos vertę ir jie mokės maždaug tokius mokesčius, kokius ir turi mokėti, ar ne? Bet aš O tada ne tie, apie tai te kalbu, mes viskas tvarkoja, nekilnojamo turto mokestis, bet aš kalbu, kad jeigu tai valstybė yra, tai reikia yra pinigų, pats, tai yra pats nesažingiausias mokestis, kokį tik tai yra įmanoma žiūrėkit, aš jums sugalvoti. tuoj pateiksiu dar nesažiningesnį. Žiūrėkit, Finansų Mhm. ministerija šiandien pateikė pasiūlymus, kaip būtų galima papildyti mūsų valstybės biudžetą. Ne? Na, tai, kad įvedamas cukraus mokestis, viskas tvarkoja. Tegul storuliai, tie, kurie mėgsta saldumynus, tame tarpe ir aš moka. Ir mokėsiu. Na, bet aš jau ir nebegeriu tų limonadų, vaisvandeniai, ten bus apmokestinti, Coca-Colos, visos tos, ne? Viskas tvarkoja, ne? Bet mažinamos lengvatos, šildymo lengvatos, lengvatiniai PVM-ai. Taigi žiūrėkit, vėl čia atskiros grupės žmonių, ne? Kiek yra žmonių, kuriem taikoma šildymo lengvata? Kiek yra verslų, kurie taikomi lengvatinis PVM-as? Tai aš kalbu, jeigu valstybė nusprendė papildyti biudžetą, galima daryti kas savaitę. Mitingą prieš cukraus mokestį, mitingą prieš draudimo mokestį, mitingą prieš lengvatinio PVM sumažinimo, mitingą dėl šildymo lengvatinio sumažinimo. Ir kiekvieną savaitę gali kiekvieną sekmadienį būti po mitingą. Supranti, aš apie ką kalbu? Suprantu, bet esminis dalykas yra tai, kad visi jūsų išvardinti mokesčiai, PVM lengvatos, arba tarkim, paimkim lengvatinį akcizą žemdirbiam, ar ne? Taip? Jie gali būti, pirmas dalykas, gali būti labai labai lengvai apeinami. Taip, jūs galite, pavyzdžiui, nevartoti vaisvandenių, kaip pats sako, taip, jau būtų jūsų kaip iš esmės pasirinkimas. Šitas mokestis yra faktiškai neišvengiamas ir jis yra amoralus. Būtent dėl to aš jam faktiškai ir labai labai nepritariu. Nors faktiškai iš mano asmeninės pozicijos žiūrint, jeigu nupiks nekilnojamas turtas, kas faktiškai irgi yra neišvengiama tokiu atveju, tai man kaip būtų naudingiau neatstovauti viešo intereso, tiesiog patrinti rankas ir pasižiūrėti, kas bus šitoj vietoj. Visi kiti mokesčiai, pakalbėkim dar apie tą lengvatinį akcizą žemdirbiam. Tai daug geriau, tarkim, būtų pirkti tą patį dyzeliną iš Rusijos, pavyzdžiui, ar ne? Kuris yra be priemaišų, be nieko, be rapso ir kuris negadina tavo traktoriaus variklio. Dabartiniai degalai labai smarkiai gadina variklius ir ūkininkai investuoja į žemės ūkio technika, kuri yra labai brangi. Ką mes turim, pavyzdžiui, jeigu vienas kombainas, didelis kombainas kainuoja per 1 000 000 eurų. Na ir įsivaizduokit, tokiam kombainui užlinksta variklis. Na, visų pirma, siurbliai, Ir tai pastoviai pasitaiko. Jo. Ir anksčiau dar, kiek man yra tekę girdėti, būdavo tokių galimybių, kad vienokiu ar kitokiu būdu per sunkvežimių pagalbą būtų ar galima užsipilti kažkiek. Tai dabar tai jau pradėjo reguliuoti ir tai, kiek sunkvežimių Atsakyk, užsipilti. Tadai, ar teko jums girdėti, ar garantija galioja, tarkim, nusipirkus naują kombainą ar traktorių ir, tarkim, akivaizdžiai dėl kūro, tarkim, kokybės, variklio gedimai, siurbliai, purkštukai. Jūs nieko neįrodysit. Aš įsipyliau dyzelino į 3 litrus stiklainius ir kartu nuvežėm į laboratoriją patikrinimui. Tai sako, viskas gerai, nors tu akivaizdžiai matai nuosėdas, va ten pusė stiklainio kažkoks baltas. Tai čia sako, jūsų dyzelinis kūras yra vasarinis, tai natūralu, kad taip ir gavosi. Tai tas kūras, kurį pradavinėja, yra faktiškai nelabai kokybiškas. Tik tai apie tai nieks nelabai linkęs yra kalbėti. Tai va, gerai, čia galbūt per daug mes... Jo, į detalės nuėjom, jo. Nuėjom į detalės. Žiūrėkit, paskutinis dalykas, apie ką dar norėjau pakalbėti, tai išstojimas iš NATO ir Europos Sąjungos. Tai šitoj vietoj, aš manau, kad Lietuva pasirinko klaidingą scenarijų. Mes turėjom galvoti pirmiausias dalykas savo galvo, taip? Mes turėjom nesupjaustyti savo Klaipėdos laivyno žuvininkystės, tarkim, kur turėjom didžiausią pasaulį, taip? Neparduoti, nesunaikinti atominės elektrinės. Kuri galėjo dar 20 metų veikti.
Taip, neatsisakyti lito, taip, nes dabar faktiškai lito mes jau nebesusigrąžinsim. Turėjom laikytis savo politikos ir galvoti savo galvą. Bet kadangi nuėjom jau taip toli, ar ne, su visa šita politika, tai dabar pasakykit man, kaip jūs galvojat, kaip būtų įmanoma išstoti iš ES. Priminsiu tik tai, kad ES Lietuvą remia maždaug 2,5 milijardais eurų kažkur tai per metus, o mes į biudžetą įmokam apie 700 milijonų. Tai galima sakyti grubiai taip, kad 2 milijardai gaunasi mums į biudžetą, ne iš biudžeto. Ir dabar sakykit taip, ką mes tokiu atveju darytume, jeigu mes paimtume ir išstotume iš ES. Jo, dar pridėdamas tai apie tos pačius ūkininkus, toliau pratęsiant kalbą, tai maisto eksportas į kitas šalis, maisto eksportas bendram eksporte visam, ta prasme Lietuvos, sudaro apie 6%. 8% sudaro Mažeikių naftą, dabar jau Orlen turbūt reikia vadinti, ar ne, ir 16% sudaro transportas. Tai kaip buvom agrarinė šalis prie Smetonos, taip ir likom agrarinė šalis. Ir būtent tos visos, tarkim, naujosios technologijos, IT ir visa kita sudaro pusę maisto produktų eksporto vertės. Tadai, galiu jums atsakyti labai trumpai, kad jums nebereikia vargti ir vardinti. Galiu atsakyti? Gali, žinoma. Tarkim, jūs perkat automobilį. Išsirenkat automobilį, prabangų automobilį. Aš čia pasakosiu tą atvejį, kuris realiai yra įvykęs mano draugui. Jis norėjo prabangaus Mercedeso prieš keletą metų, nusipirko prabangų Mercedesą, sumokėjo pinigus, supildė dokumentus, pasirodo, dokumentai buvo padirbti, automobilis vogtas. Jisai neatgavo nei pinigų ir buvo paimtas iš jo automobilis. Dabar mes grįžtam prie stojimą į Europos Sąjungą, kaip mes įstojom. Taigi mes įstojom pažeidžiant visus įstatymus, padirbinėjant visus dokumentus. Taigi mes negalėjom už žalų eiti ir balsuoti, už skalbimo miltelius, už limonadą ir už mažytį šokoladuką. Mes negalėjome eiti balsuoti 2 dienas, tai yra pažeidžiami buvo įstatymai. Tai buvo akivaizdus papirkinėjimas žmonių ir pažeisti įstatymai. Jeigu įstatymai yra pažeisti, turi sėsti kalėjimą tie, kurie pažeidinėjo, padirbinėjo įstatymus ir visos skolos, ką jūs įvardėt, kiek ES išdalino, turi kristi ant šitų aferistų sukčių pečių. Jie tebėra gyvi, jie vaikšto laisvėje ir kai kurie užima aukštas pareigas. Atsakymas labai paprastas. Tiek pinigų jie neturi, kiek pridarė žalos. Tai viskas tvarkoja tiek, kiek turi. Tiek, kiek turi. Bet tai, kad mes, daugelis sako, tai dabar mes, jeigu čia išeisim, tai kiek Europa pareikalaus, kiek mums davė. O dar pagrindinis klausimas, o Europa ar nežino, kaip mes įstojom? Ar čia tik mes vieni? Tik aš čia vat kaime žinau, kai buvo žmonės papirkinėjami, taigi yra vaizdo įrašai, televizijos reportažai yra išsaugoti archyvose, įdėti į kietus diskus, pakasti po medžiais, juodai dienai, istorija yra saugomi, čia taigi yra istorija mūsų, čia yra metraščiai mūsų, čia yra mūsų kronikos, Livonijos kronikos. Jo, aš dėl šito, žinokit, nesiginčiju. Čia netame yra ginčo objektas. Kaip jau minėjau, mes pasirinkom klaidingą kryptį, taip? Ir tą kryptim mes nuėjom labai labai toli. Ir dabar paimti taip ir išstoti, tarkim, ar ne, būtų. Tai lygiai tas pats, kaip, tarkim, Trumpo tarifai. Man visiškai, pavyzdžiui, man labai patinka kai kurie Trumpo sprendimai, pavyzdžiui, ten atsisakyti remti Ukrainą, ar ne? Kadangi jisai nori sutaupyti biudžeto išlaidų, nes 170 kiek ten milijardų buvo skirta, 100 milijardų dingo, 70 tik tai pervesti Ukrainai. Susitvarkyti viską su tais genderiais ir su lytim ir taip toliau. Daugelis jo sprendimų buvo teisingi. Tik dabar, aš jūsų paklausiu, kaip jums atrodo, ar tarifai, Trumpo tarifai dabar taip ir pykimasis realiai su visų likusiu pasauliu. Kitaip sakant,
Tas pats, kas Vagnoriaus šokas. Kaip Jūs manot, ar tai yra gerai? O, tarkim. Ar A, geriau būtų palaipsnis perėjimas, palaipsnis gamybos susigrąžinimas? Aš čia labai dažnai diskutuoju šitoje vietoje su savo Facebook'o skaitytojais. Jie man bando paaiškinti, kad Jungtinių Amerikos valstijų politika, kuomet jie spausdindavo makulatūrą ir rašydavo skaičius ekrane, ir viso to, o pasaulis visą tai priimdavo ir iškeisdavo į makulatūrą, prekes ir paslaugas, bando man įrodyti, kad visa tai yra kažkokia tai amerikiečių stiprybė. Kai tuo tarp tai ir yra būtent amerikiečių stiprybė. Ir būtent to jie tiesiog paima, atsisako ir sako, kad nuo to bus tik tai daug geriau Amerikai. Neva tai Amerika susigrąžins atgal gamybą. Dabar pasakykit man, ar lengva Jungtinėms Amerikos valstijoms susigrąžinti visą gamybos pramonę, kai tarkim tokios korporacijos kaip Apple 90% savo produkcijos pagamina Kinijai. Vat šiandien išgirdau apie tai, kad ir kitas dalykas. Akivaizdu, kad Kinija reaguos į tokius sprendimus, ar ne? Tai Kinija automatiškai atsakė 8000 Boeingų iš Jungtinių Amerikos valstijų. Uždraudė retuosius metalus, retųjų metalų eksportą į Jungtinės Amerikos valstijas. Tai pasakykit man dabar, vat aš visą tai išvardinau ir jūs man pasakykit, ar vat tokia šoko terapija kaip Trumpo, šitoje atveju, pavyzdžiui, paimti ir mest viską, manau, kad būtų mano atžvilgiu, turėtų būti kažkoks tai palaipsnis perėjimas. Būtų kur kas protingiau. Aš visų pirma sakau, jeigu vis dėlto geopolitika dėliojasi taip, kad mes vis dėlto išliekam Europos Britų įtakoj, jeigu išliekam, turim atsiminti, kad vyksta dėrybos, vyksta pasaulio dėrybos. Na ir tarkim, pasaulio dėrybų rezultatus žinom, kad Lietuva išlieka prie to pačio šeimininko, tam pačiam šeimininkui, paklusnus, pavaldus ir taip toliau. Geriausias atvejis, ką mes galėtume, tai išsireikalauti geresnių sąlygų. Būtent. Išsireikalauti geresnių sąlygų. Jeigu pereinam pas kitus šeimininkus, manau, kad mes pareikalauti nelabai ką ir galėsim, nebent tik tai išsaugoti savo kai kurias vertybės, kurių neįmanoma buvo išsaugoti prie Europos Sąjungos. Tarkim, neįmanoma yra išsaugoti kai kurių vertybių, tradicijų, papročių, kultūros ir taip toliau, nes pati politika yra Europos Sąjungos visiškai į kitą kryptį. Ne? Prie naujų šeimininkų aš manau, kad būtų galima išsaugoti tuos dalykus. Ir man yra dar vienas klausimas, kaip elgsis, tarkim, jeigu mes pereinam pas naujosius šeimininkus, kaip elgsis šeimininkai su tais, kurie ilgą laiką lojo ant jų. Imkim ir tą pačią Kiniją, imkim ir tą pačią Rusiją, ne? Kaip bus pasielgta su tais? Labai gera pastaba. Aš manau, kad Kinija tokiu atveju nelabai atleis. Dėl Taivano turiu omeny. Taip. Tai Kinai paprastai tokių dalykų neužmiršta ir gali pasirinkti Lietuvą kaip pavyzdį. Įrodyti ir parodyti kitiem. Kaip Paleckis yra dabar pavyzdys, taip kaip ir Riaušių byla yra pavyzdys, kad nekiltų norai kelti piketų, ir Paleckio pavyzdys, kad nekiltų noro kurti naujos kažkokios kairios partijos. Ir Kinija gali parodyti su Taivaniu pavyzdį, kad kas bus kitiem, kurie dar kiš nagus, kaip sakant, prie mūsų reikaliukų. Gerai, tarkim, mes pereinam prie Rusijos, kaip rusai elgtųsi. Žinokit, labai sunkiai prognozuojamas reikalas. Norit pasakysiu savo variantą, kuris man atrodo, kad yra priimtinas? Prašau. Žiūrėkim, kiek mes turim visokių politikų, kurie buvo ir tarybiniais laikais įtakingi, ir labai paklusnus, ir aktyvus, ir pareigingi. Imkim ir Liną Linkevičių, ne? Puikus politikas, ne? Imkim ir tos žurnalistus ir visą kitą. Aš manau, kad daugelį atvejų mes galvojam, kad niekšai, dabar jie tiek prisišnekėję ant Kinijos, tiek prisišnekėję ant Rusijos, ateitų rusai, tai juos čia nubaustų ir visą kitą. Aš manau, kad nieko panašaus. Persidažytus spalvas iš karto. O naujam šeimininkui, kas jam reikalingas? Jam reikalingas geras darbuotojas, kuris gerai dirbtų ir jam tarnautų. Jeigu jis gerai tarnavo Amerikonui, gerai tarnavo Britui,
Ir jeigu jis tarnaus taip pat gerai, kaip tarnavo Amerikonų ir Britui, bet tarnaus dabar jam, o kam jam imti nepatikrintą kažkokį tai naują, ar ieškoti naujų, ne va tai kažkokių sąžiningų, ir tie nauji dar gali pakliūti kokie nors tikri patriotai, kurie pradės galvoti apie Lietuvą, toks kaip Tadas pakliūs ar dar kažkoks ir pradės galvoti apie Lietuvą, taigi sakys, su tuo neis susitvarkyti. Pastatėm kažkokios vertybės, tai aš galvoju, tiek kinam, tiek rusam reikalingi tokie patys parsidavėliai. Ir čia tie, kurie galvoja, kad ateis rusai, tai čia mes šitoj pradėsim pasakiškai gyventi, arba čia ateis kinams, kinai mes šitoj. Nieko panašaus, aš manau. Aš manau, ir vėl bus tiesiog išnaudojama kaip teritorija, tik galbūt bus išlaikytas kažkokios va tos vertybės, šeimos samprata, visa kita, čia tų paradų, aišku, nebūtų va toj vietoje, visa kita ekonomiškai, aš nemanau, kad tarkim, Rusija darytų dar vieną kartą tokią klaidą, kaip tarybiniais laikais, kada buvo investuojama stipriai į Pabaltį, į Lietuvą, kur Lietuva tarybiniais laikais turėjo pačius geriausius kelius. Buvo vaidinama tarybiniais laikais ir mano senelis sakydavo, kad Lietuva yra Šveicarija. Aš net nežinau, kas ta Šveicarija, vaikas mažas būdamas. Iš kur man žinot, kas ta Šveicarija? Aš dabar suprantu, ką turiu omeny, kad Tarybų sąjungoje Lietuva Pabaltys buvo laikoma Tarybų sąjungos Šveicarija. Na, tarkim, buvo ir kurortai, ir Jūrmala, ir ta pati Palanga, ir sanatorijos, gydyklos. Buvo aukščiausio lygio. Keliai ir visa kita. Ir aš galvoju, kad šitos klaidos, tarkim, nauji šeimininkai tikrai nebedarys, neinvestuos, kelių naujų nedarys ir visa kita. Galbūt pasinaudos uostu, iš to ten biudžetą įkrės pinigėlių, nes Lukašenkai žinom, kad labai reikia uosto, kiek aš žinau iš didesnių tetų ir dėdžių, kad Lukašenkai kaip ir pažadėtas yra Klaipėdos uostas už gerą draugystę su Rusija. Lukašenka trina rankom ir laukia to momento X, kada galės įeiti vėl į Klaipėdą. Yra ir tokie variantai. Juk mes matom pavyzdį su Gitanu Nausėda, ar ne? Ir su Kinija. Kaip pasikeitė greitai nuomonė. Taip. Ir to pačio Gabrieliaus Landsbergio, nors aišku, jis dabar jau nebeįtakingas politikas, bet jau Kinijos atžvilgių visai kitaip kalba. Labai geras pavyzdys. Tiesiog persidažo politinės plunksnas ir viskas. Ir išlieka lygiai tokie patys. Geras pasakymas, politinės plunksnos. Taip, tai esmė yra ta, kad man labai patiko Rolando Paulausko pasakymas, nei į rytus, nei į vakarus, o savo galvą čia ir dabar. Tai aš tikiuosi, kad turiu tokią kvailą viltį, kad kada nors mes tiesiog suprasim, kad joks šeimininkas neadministruos mūsų geriau negu mes patys. Nes šeimininkas visada siekia tam tikros naudos ir grąžos iš savo investicijos. Nebent gali administruoti nusamdytas darbuotojas, nusamdytas direktorius, kaip ir dabar galim sakyti, mūsų politikai yra nusamdyti mūsų, mes rinkimų dieną juos nusamdom, bet didžiulė bėda yra tame, kad mes juos nusamdėm, paliekam 4 metus likimo valių ir neteinam patikrinti, kaip jie tvarkosi. Neužeinam į svečius, nepaklausiam, neparašom jiem raštų, nepaprašom ataskaitų, o po to tik einam į laukus kažkur ar į pamiškės mitinguoti. Tai va čia yra taip pat, aš manau, didžiulė bėda, kada žmonės bent jau savo apygardoj su išrinktais politikais net neina į susitikimus. Aš kaip pasižiūriu, atvažiuoja politikas jau išrinktas, jau čia praėjo keli mėnesiai, jūs kažką padirbęs, va mokesčių jie čia krūvas nori užkelti, atvažiuoja į susitikimą, ateina 12 žmonių. Tai palaukit, mėlyjeji. Tai čia ir yra bėda, kad jūs, būdami savo šalies šeimininkai, neprižiūrit savo darbuotojų, jūs išrinkot 4 metam ir palikot jūs likimo valią ir jūs norit, ką norit, tą darykit su mano įmonė, tai yra Lietuva. Čia, suprantat, yra toks lietuvių mąstymo būdas. Niekur nesikišti ir kaip bus, tai bus. Mažiau žinosi, ilgiau gyvensi, kažkas iš to serijos. Panašiai gyvenam kaip tie hobitai iš to žiedų valdovo, ar ne? Kad geriau nekišk nosis, kur nereikia, tai būsi laimingesnis. Faktiškai realybėj taip neveikia. Gaila, nesumatęs šito filmo, bet nesumatęs šito filmo, bet tikiu, kad net taip ir yra, kaip pasakėt. Tai ką, Tadai, iš tikrųjų, Tadai, mes galvojam pakalbėti 15 minučių, ar man tas skaičius iš kažkur nukrito, ar aš čia susigalvojau. Kažkaip buvo.
nukrito tiek man, tiek jums. Tai gerai, ne, viskas labai malonu, labai faina, iš tikrųjų labai smagu pakalbėti su adekvačiu žmogumi. Ir aš manau, kad žiūrovam taip pat patiks. Ir jeigu žiūrovai turi klausimų, komentaruose gali rašyti, užduoti Tadui klausimų. Žinau, Tadas yra aktyvus ir komentaruose atsakys. Ir jeigu jūs manot, kad mums su Tadu dar reikėtų padaryti apie kažką laidą, tai irgi rašykit, nes žinau, kad ir Tadas turi kanalą, tai gal aš sudalyvausiu kaip svečias pas Tadą kanale ir pareklamuosim Tado kanalą, taip vat, ne? Nes žinau, kad Tadas pradėjo taip pat, vadinkim, blogerio karjerą pradėjo daryti, ne? Čia kol kas yra tik tai bandymai tokie, pasižiūrėti, ar žmonėms bus įdomu ir tiesiog pabandymas atrasti turbūt save, pasižiūrėti, kaip kas gaunasi. Tai va. Tai aš, aišku, dėkingas už bet kokią pagalbą. Tai gerai, ačiū Tadai, kad sudalyvavai, tikėkime, kad garsas ir kokybė gavosi, nes darėm per Zoom programėlę ir tada Tadui sakau iki kitų kartų, taip pat ir žiūrovom, iki kitų kartų, ate? Iki.